Taigi sveiki visi, į jūsų ekranus vėl tas sugrįžta, va tas va Lock to Kill. Šį kartą filmuosiu dviejas lenktynės, filmuosiu Grip Class ir Dragą. Perspėju, Dragas nesiseka, tai negarantuoju už vietą, kad atlieksiu pirmas, gal atlieksiu koks trečias ir taip toliau. Kai mačiau ant pirmo video, aš sulaukiau užtektinai peržiūrų, man tiek užtenka ir tikiuosi dar jos kils, kas nors paplatins, kam nors, tai normaliai. Nu ir tikiuosi viskas seksis, viskas bus puiku ir bus nuostabu. Tai va, kaip matot, filmuoju Grip Class, lenktyniauju ir vėl kaip keista, nekeista laimiu. Komentuokit, spauskit like, subscribe, oi kaip man trūksta subscribe'ų. Tuo pačiu metu kaip laikinat arba žiūrit, paspauskit like, jei negaila, labai prašyčiau. O atsilieka šiandien. Kam čia jie tų plakatų visokių prikabinę, nesuprantu, kas čia pasireklamuot nori. Pinigų turite, reklamuojasi, o kokie. Tai va, jau vienas lenktynės neužilgo pralėksiu, paskui lėksiu Dragą. Dragas turėtų normaliai pasisekt, bet yra ten galingesnių ir aš Dragą nelabai moku lėkt, tai negarantuoju už vietą atlėksiu gal koks 5, 6, o netgi gal paskutinis 8. Bet tikrai nelėksiu, perspėju, iki pirmos vietos, nes tikrai neatlėksiu, man Dragas ne kažką, aš labiau Gripą, Grip Class ar dar ką nors taip normaliau. Driftą nufilmuosiu kitose lenktynėse, nufilmuosiu gal porą driftų, nes yra 2 driftai vienam tam ten lenktynėse. Taigi gal nufilmuočiau abudu, arba gal nufilmuočiau tiesiog viską vienu metu. Ta Gripą, Grip Class, driftą ir Dragą. Manau, kad gal turėtų viskas pavykt. Nėra ką veikti su jais, labai lėti yra. Normaliai sekasi. Rodiklių prikrauta, oh my god, metalo nepagailėta. Nieko sau čia su jai. Oh my god, dar ir plakatų turi. O, kokie turtingi. Oh my god. Visko prikarstyta, o tu tėvai. Nu šiek. Taip, kai oh my god. Jie visai neatsilieka. Jie tiesiog gimė laimėt. Jie beveik laimi, sakyčiau, oh my god. Profai tiesiog ten susirinkę, eina savo. Profai žvairių sėdi visi, apžėlė ten karočią. Tiesiog skila, jie beveik laimi, man net nitro nereikia, kad juos aplenkčiau. Tokį kietį, kad eina savo. Sunku paimti, tokios eina savo. Jeigu tikroji būtų tokio vairuotojai, tai avarijų neapsigintum, neužtektų net policijos, kad viską ten atliktų jie. Nu, kaip matot, normaliai eina, viskas sekasi, kol kas laiminėjau puikiai. Plakatų prikarstyta, visko čia pridirbti, sienos milžiniškos, aptvarai kai šunims. Nesuprasi, kas čia darosi. O pirmas video, sakyčiau, gal man normaliai pasisekė, dar kas nors pareklamuokit šitą mano kanalą, nes jis nelabai yra žinomas, tai labai dėkočiau už tai. Būčiau skolingas. Ir taip gal man pradėtų geriau sektis, kelčiau dažniau video, paįvairinčiau žaidimus, šiaip norėčiau daugiau kelti lenktynių, nu bet galėčiau ir shooterių įmest, first person shooter, arba galėčiau dar Spec Ops The Line pafilmuot, dar galvoju aš pafilmuot Borderlands 2 dalį Coop su draugeliais palošt, manau neblogai išeitų, turėtų pasisekt, man nelagina, viskas normaliai veža, padarau HD formatą ir belieka tik žiūrėt, subscribint ir palaikint. Tai va, jau, laimėjau, vyrai, laimėjom. Laimėjom vienas lenktynės. Jeho! Taip. Nežinau, gal dar šiandien pralėksiu driftą, žiūrėsiu. Gal ir pralėksiu, gal ir ne, bet už driftą irgi nelabai atsikau, nes neina man irgi driftas. Nu ką čia imam Dragą. Evo Mitsubishi gaidys, o ne mašina. Iškart pasakau. Nu, gal pavyks laimėt. O, ne, tik ne šitą, jau pralaimėjau, eina kakų. Kaip matot, mano mašina tai ne kažką prieš tokią. Iškart pralaimėsiu. Padangų apšilimas, kaip įdomu, kokia intriga. Eik tu sau, kai, o šikna čiuožinė. Kai Halkas ant asfalto neįstoja, kojos lysta, o maga. Japoniški užrašai, kaip įdomu. Važiuojam, pralaimėjau, panai, pralaimėjau,
Pralaimėjau. Zaibal pralaimėjau, įsivaizduojat, prieš tokį draklą. Bet tai, kad mano mašina tai išvešė točkai, pastumt reikėtų, kad greičiau važiuotų, OMG. Nu, va, 5, ką sakiau, koks 5 arba dar žemiau, ką sakiau, aha. OMG ir vėl tas, kur mane kenčia aš jau. Reikia jam padangą galinę parkaut, kad į griovį užžiautų, nors čia griovių nėra, tai bent į sieną atsimuštų. O koksai šelmis nusipirkęs kažkokią senovinę, dar pinigų sudarė, oh my god. Aš tai nežinojau tiesiog ką pirkt geresniu, tai nusipirkau šitą gaidį ir visai gailiuosi, kad nusipirkau kažkokį šūdą. Kaip matot, visai netraukia, eina, kakus tokia točkė, tai vapšė, tik tai žemė ar. Aš visai laimiu. Kaip profas liku tiesiog eina, sa. Kaip profas. Nu, va, 6, profas. Laimiu. Ir vėl tas, kiek galima, jie šaiposi iš manęs, tikrai. Tikrai šaiposi iš manęs, kiek tai galima daryti, vargšą žmogų nukankins, nu. Matot kaip šildo padangas, o. Net ant kelio neįstoju kojos lyst. Laimėsim. Pajokau, nelaimėsim. Ne, turiu laimėti. Bet jau pralaimėjau. Sakiau? Net vienkę kelią, kai varo, oh my god, čia kaip tas iš greitų ir įsiutusių vienkę, kai traukia, tai oh my god. Nesu pro gameris tokių žaidimų, bet patinka šiaip palakstyti ten, bosą kokį įveikti, jei pavyksta. Nufilmuosiu bosą, gal kai bus, aš sakyčiau, 7, pinigų gavau 0, 0 pinigų. Nu ir dar pralėkiu driftą. Pralėksiu driftą, gal pavyks driftas normaliau. Žiūrim, kokį mapų turim. Ai, lėkiu šitą. Mašina, tai mašina čia pas mane, OMG. Ant drifto gali normaliai eina, sakyčiau. O, šitas tai geras, nesaunas, koks tai, tokia kai mano, karočiai. OMG, kokią sieną, jis parodė sieną. Ta siena toj sugrius arba ne. Dragas. Ne. OMG. Biški pakibinėja. O, normaliai eina. Maniau, kad neis iš visų. OMG. Štuka 500. Eik. Opa. Nu va, eina driftas bent jau normaliai. Kaip mato, driftas eina. Sau nemaniau, kad... Opa, ir vėl driftas. 3 mečai yra taip pat kaip ir Dragonų driftas. Šitie geriau ir driftas patinka man. Kaip mato, driftint normaliai išeina. Opa, kai slysta. Eina sau. OMG. Eina sau. Nu, va, nulėkiu grebę. Dabar tai jau viskas man. Štuka 197. Oho, dar įsaugo pirmą vietą. Eina sau. O kai eina. Nu ir dar paskutinis mečas. Gal pavyks viršintą tą points to beat. Gal išeis, gal neišeis. Pažiūrėsim, kaip čia bus, kaip nebus. Laikas parodys. Opa, kai eina. Opa. Oho, vėl štuka 500, kiek taip galim? Laimėjau. Tai kągi viskas, su jumis buvo Laukliukil, žiūrėkit, subscribinkit, laikinkit ir gero malonumo. Viso gero.